Labas, Ducati pristatė naują motociklą Ducati Formula 73. Trumpai apie jį, važiuojam. Tai yra limituota versija, iš viso pagaminta 873 modeliukai, o pavadinimas Formula 73 tai yra įkvėptas Imola 200 trasos lenktynių vykusių 72 metais, kur Ducati labai gerai pasirodė ir pirmą kartą apie juos sužinojo kaip apie gamintojus, kurie ruošiasi lenktyniauti su kitais gamintojais. Tai ant Ducati Scrambler platformos pagamintas mocas, turi įprastinį savo 803 kubikų motorą, 73 arklius. Jo pagrindiniai privalumai tai yra jo dizainas, termignionį išmetimas ir izomos tam tikros detalės. Mocas sveria 183 kg. Per kelias dienas jau nebeliko mocų, jie buvo išparduoti labai greitai, į Lietuvą atvyks 2 motociklai, jau turi savo naujus šeimininkus, kainavo apie 17 000 eurų, tuo tarpu, kai Scrambleris Icon Darkas kainuoja iki 10 000 eurų, ten 9,5 kažkur tūkstančių eurų kainuoja. Na ir sutikit, kaip Scrambleris, tai motociklas tikrai atrodo labai įspūdingai, gražus dizainas, na tikras Ducati daiktas. Na, o daugiau, jeigu apie kainas motociklų ar šiaip naujų transporto priemonių galiu sužinoti puslapyje movon.lt. Patiko, spausk laiką, aš prenumeruok, iki.